Ką, sveiki visi, tai pasiekėm 100 subscriberių, prenumeratorių, tai dabar varom keturračiai guolius vėl keisti. Tai žodžiu, dabar toks dalyks yra. Tai kai praeitą kartą keičiau vėl guolius, tai taip išėjo, kad užmiršau, žodžiu, turėjom 3 guolius, 3 naujus ir buvo 4 panaudoti. 2 pilnai suvaryti, ir dar 2 buvo tokie, žodžiu. Tai tą kitą panaudojom, o kitą nelabai. Tai, žodžiu, kas dar vienas iš tų guoliukų likęs buvo. Dar dabar čia tik tais nuėmiau ratus, apsaugas kai kurias. Tai čia tai šiaip daug darbo yra. Tai nupirko tėvuks porą guolių. Šiaip pakankamai daug. Čia tie, žinai, originalus, tai čiumatus. Čia, žodžiu, paprasti guoliukai yra. Žinai, va tokie. Tai nupirko tokius 4, šiaip čia, žinai, būtinos yra kitos pusės. Tai iš viso turim 4. Ir tada nupirka 2 didelius. Ant pabandymą, sako, lyg ir turėtų geriau, bet ir vėl nežino. Tai štai tokie. Matosi baisiai gerai skirtumas. Arba žiūrėk, ištrauksiu mažiuką. Tipo plotis visas šits, ne? Šito ir tasai yra vienodi, bet matai, skiriasi tikis platumu. Ir galimai, kad šitam, tipo, viens vienoj pusėje, kits kitoj pusėje turėtų, sako, pagal viską geriau veikti. Bet kaip yra, vėl nežinau. Tai dabar reikia atsukti štai šitus varžtus, nes tada iš karto suprantate, aš turiu jau prieigą prie didesnių, prie visą pagrindą. Kai šitą atsuksiu, ne, varysiu stabdžių šį suportu atsukti ir patį diską. Tai diskai yra tokie vieni piskiukai, tai juos reikia atsukti. Ir dabar atsisuksim pagrindės ašies suveržėją. Jis maždaug visą ašį suverž, supranti. Jeigu jo nebūtų, tai tiesiog grandinė visada atsileidinėtų ir dabar tiesiog, tipo, matai, šitie, ne? Tai va jie pagrindė ir laiko. Aišku, šitus nenoriu pamesti, tai paimam biškį prisukam ir į dėžę. Šitą pasukuosiu. Gerai, dabar tas yra, dabar reikia atsukti suportą. Štai atsisukau jau, tai tiek varžtų turiu nuėmęs, dar nuo žaidžiną šiaip reikėtų kažkiek atsukti, bet čia bus vėliau. Tai kas dabar, tai reikia va šitus atsukti, šitą ir šitą.
šiaip iš tikrųjų pasakius dar liko tikrai nemažai. Tai, nu, kur tu sukies? Va. Tai šiaip dar daug liko iš tikrųjų pasakius, ką aš dar čia žadu daryti. Reikia apsitvarkyti pirmą, ne? Apsitvarkom pirmą ir tada varysim. Ką darysim? O varysim keturatį nukelti. Štai čia matai yra štai šitas metaliukas. Tai man jį reikia paimti ir susiveršti. Tai vėl ten sukrito, nu karoči. Tai va su šitu galu varysiu ir su kujuku. Tai gerai, žodžiu, tam kartui tiek. Aš tada eisiu jau iš kitą filmuoti, nežinau, bus matyti. Aš neišsiaiškinu, kaip reikia su šitu. Būni taip, tada tu pasiaukštini. Bim. Tai dar nežinau tiksliai, kai bus. Gal bus dabar į savaitę, po vieną, po du video, nežinau. Gal bus matyti, ne? Tai gerai tada, ačiū, kad žiūrėjot, jeigu patiko video, prenumeruokite, paspauskite patiktuką ir ačiū, kad žiūrėjot, iki kito.